Labas. Ar tau patinka važiuoti autobusu? Galbūt tu gyveni Vilniuje ir žinai, kad Vilniuje autobusai yra raudoni. Visi autobusai Vilniuje yra raudoni. Ir kartais autobusai Vilniuje yra ilgi, kaip šitas, jie yra ilgi ir kartais jie yra trumpi, kaip šitas autobusas čia. Jis yra trumpas. Ne, taip pat kartais autobusai būna greiti kaip kiškis, kaip šitas kiškis. Jie būna greiti. Ir kartais būna lėti, kaip vėžlys. Lėti kaip vėžlys. Kartais greiti, kartais lėti. Na, arba bent lėtesni už greituosius. Ir greiti autobusai Vilniuje turi raidę G po skaičiaus, ne? Yra pavyzdžiui 3G, 1G, 6G, 3G. G reiškia greitasis. Reiškia, kad tas autobusas, jis nevažiuoja greičiau, bet jis nestoja. Paprastas autobusas, kaip pavyzdžiui 52, 46, 7 ir taip toliau, jie stoja labai dažnai. Jūs važiuojate ryte iš namų į darbą. Ir paprastas autobusas stoja daug kartų. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 stotelėse. Yra 6 stotelės, kur šitas autobusas stoja. Ir todėl jūs iš namų į darbą su paprastu autobusu nuvažiuojate lėčiau negu su greituoju. Ar ne? Nes greitasis jisai stoja galbūt 1, 2 kartus ir viskas. Ir tada jis važiuoja toliau nestodamas. Jis sustoja tik 2 kartus. O paprastas sustoja daug kartų. Ar ne? Todėl, jeigu jūs skubate ir norite greitai nuvažiuoti į darbą arba, kur nors, jums geriau važiuoti greituoju autobusu, o ne paprastu. Ir kai jūs važiuojate autobusu Vilniuje, jums reikia turėti bilietą. Jūs galite įlipę į autobusą, kai įlipate, kai žmogus įlipa į autobusą, jis gali nueiti prie vairuotojo, čia sėdi vairuotojas vairuoja autobusą. Ir jūs galite nusipirkti bilietą iš vairuotojo. Galite prieiti prie jo, jūs prieinate, įlipate, prieinate ir sakote: "Laba diena, man 1 bilietą." Ar ne? Ir tada jūs duodate 1 eurą. 1 eurą duodate vairuotojui ir jūs gaunate bilietą. Jūs duodate 1 eurą ir vairuotojas jums duoda bilietą. Ir jūs gaunate bilietą. Tas bilietas 1 valandą. 1 valandą jūs galite važiuoti ne tik su tuo autobusu, kuriame pirkote bilietą, ne tik su vienu autobusu, bet galite važiuoti su daug autobusų. Tas 1 bilietas galioja visuose autobusuose 1 valandą. Taip? Ir jis kainuoja 1 eurą. Aišku, šiandien daug žmonių nenaudoja popierinių bilietų. Daug žmonių šiandien naudoja daugiau
savo telefonus ir telefone jūs galite atsisiųsti į telefoną galite programėlę ir toje programėlėje galite nusipirkti elektroninį bilietą. Galite nusipirkti 1 valandos 60 minučių bilietą arba 30 minučių, jeigu jūsų kelionė trumpa arba jeigu jūs važiuojate greituoju autobusu ir tas autobusas greitai nuvažiuoja kur jūsų tikslą, jūs galite naudoti 30 minučių bilietą. Ir jis kainuoja mažiau. Jis kainuoja mažiau negu eurą. Jis kainuoja galbūt 50 centų. Ir telefone jūs atsisiunčiate programėlę, jūs nusiperkate bilietą ir kai įlipate į autobusą, čia yra toks mygtukas programėlėje, aktyvuoti. Jūs aktyvuojate bilietą ir tada 30 minučių arba 1 valandą jūs galite važiuoti kur norite, su kokiu norite autobusu Vilniuje. Aišku, jeigu jūs važiuojate ryte per piko valandą, kada labai daug žmonių, gali būti, kad jūs neturėsite kur atsisėsti, nes visos vietos bus užimtos. Bus daug žmonių autobuse ir daug stovinčių žmonių taip pat. Ir jūs neturėsite kur atsisėsti. Ar ne? Kartais 8 valandą ryte, kai visi žmonės, kai daug žmonių važiuoja į darbą, ar ne? Arba galbūt 5 valandą, 8 ryte, arba 5 vakare, kai daug žmonių važiuoja į darbą arba iš darbo, autobuse labai daug žmonių ir kartais nėra kur atsisėsti, nėra vietos, reikia stovėti. Ar ne? Ir netgi stovėti kartais nėra daug vietos, jūs turite būti labai arti kitų žmonių, visi susispaudę, ar ne? Ir todėl daug žmonių, kurie nenori būti pilname autobuse, jie važiuoja į darbą dviračiais, ar ne? Dviračiais. Arba taksi, arba automobiliu, arba į darbą galima eiti, ar ne? Eiti. Tiesiog pėstute. Eiti. Nes Vilnius nėra labai didelis, aš manau, kad daug žmonių gali tiesiog nueiti į darbą, ypač jeigu gyvena ir dirba kažkur centre. O ar jūs važinėjate autobusais ir ar jums patinka? Parašykite komentaruose. Iki.